Keista, kad dienraštis žiurkės nušvilpė tavo darbus. Gal Selė įtaisė pasiklausimo aparatą? O gal... Tave šnipinėja. Taip ir bus. Selė tikrai turi šnipą tavo redakcijoje. Pirmą kartą jaučiuosi taip pažemintas. Ne pirmą. Prisimeni vasarą, kai paplūdimy pameti glaudės ir... Tiek to. Visi žino, kad Selės Raspelin Rašliavos bulvariniai paistalai. Niekas į juos nekreipia dėmesio. Pusbroli, ar matei savo nuotrauką? Iš juoko galima numirti. Padariau visiems po kopiją. Todėl viskas ir vyksta aukštai kalnuose. Greičiau. Puikiai proga pakalbinti žiurdžitsu meistrą. Džeronimas jau prarado vieną progą, išleisdamas iš rankų kaukėtą paštininką. Ar skaitai šį straipsnį? Senelį! Atleiskit, straipsnio apie naują jūsų fondiu puodinaitę rašyti negaliu. Neturiu laiko. Pusė mano darbuotojų atostogauja. Jūsų laukia buhalteris. Aš jau beveik atostogauju. Labas, Jerry. Kaip sekasi? Ar galiu tau perskambinti? Esu siaubingai užsiėmęs. Suprantu. Išeini atostogų. Luktelk minutėlę. Alio? Alio? Žinutė nuo trapo. Jo namai dega! Turiu bėgti! Nelaimė! Su balandžio 1-ąją! Trapai, taip daryti negalima. Ar kas nors matosi? Kas nutiko? Oho, labas pusbroli! Kas nauja?